Sveikos merginos, ačiū, kad čia esat, ačiū, kad sugrįžot. Man labai smagu su jumis sveikintis. Šiandien yra antradienis, nauja savaitė, nauji tikslai, pradedam stipriai. Pirmiausia, papasakosiu, kas pas mane naujo ir kaip mano praeita savaitė praėjo ir ši savaitė prasidėjo. Ir tada komentare labai lauksiu jūsų žinučių, kaip praėjo jūsų praeita savaitė. Tokius update'us darysim kiekvieną savaitę, tai tikrai man labai svarbu sužinoti ir kaip jūs jaučiatės. Kaip jau žinot, pradėjau vaikščioti po 10 000 žingsnių per dieną, bet žinokit, aš praeinu daug daugiau. Dabar praktiškai kiekvieną dieną nuo 14 iki 20 000 žingsnių per dieną ir tuo labai džiaugiuosi. Ir mano žingsniai pasikeitė tada, kai pradėjau planuoti pasivaikščiojimus. Galiu net pasakyti jums naujieną, kad priprašiau ir vieną draugę, kuris su manim eitų pasivaikščioti, ne dėl to, kad man labai reikėjo, bet jai labai reikėjo ir aš visada noriu padėti žmonėms, todėl pasiėmiau ją kartu, priverčiau pasivaikščioti bent vieną kartą ir jau po 2 dienų, žinokit, jin man sako, ačiū, kad tu mane išsitempėjai, nes pasivaikščioti ryte yra geriausias dalykas ir pradėti taip dieną yra labai labai gerai, nes visą dieną tu jauti daugiau energijos, tu jautiesi aktyvesnė ir tu tikrai nuveiki daug daugiau. Todėl man labai smagu, kai savo įpročiais galiu paveikti kitus, dėl to aš čia ir esu. Vakar net mamą išsivežiau pasivaikščioti ir jin sako, wow, ačiū, kad tai padarai, nes man praėjo skaudėti galva ir iš tikrųjų, kas turit migreną, aš ją turiu, tai eiti pasivaikščioti tikrai gali padėti numalšinti tą galvos skausmą ir gerti daug vandens. Tai dažniausiai, jeigu man migrena prasideda ryte, aš stengiuosi išgerti labai daug vandens ir eiti pasivaikščioti, 2 tokie esminiai dalykai. Praeitą savaitę mano pasivaikščiojimai buvo tokie įvairūs, ne tuo pačiu metu, o šią savaitę nusprendžiau, kad eisiu pasivaikščioti tuo pačiu metu. Ant 8 nuvežu abu vaikus į darželį ir iškart einu pasivaikščioti ir vaikštau apie valandą. Nueinu apie 6 kilometrus ir tas surenka man 7-8 tūkstančių žingsnių, bet kadangi dieną išlieku aktyvi, žingsniai susirenka dienos eigoje taip pat. Tai dabar galiu pasidžiaugti, kad per tas 2 savaitės maždaug tokio aktyvaus ėjimo numečiau 2 kilogramus, tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, nes praktiškai nesijaučiu, kad sportuoju, o rezultatas matosi, bet ne tik kilogramuose, bet ir pačioj savijautoje tikrai jaučiuosi daug aktyvesnė, daugiau jėgų turiu ir daug labiau jaučiuosi motyvuota. Tai va, kas dar neįtraukėt rytinių pasivaikščiojimų į savo dienotvarkę, linkiu juos įtraukti. Šiaip laikas eina labai greitai, savaitės eina labai greitai ir kai viską susiplanuoju, man viskas vyksta daug aiškiau ir daug labiau palei planą. Praeitą sekmadienį pamiršau pasiruošti maisto šiai savaitai. Tai žinokit, labai jaučiasi, nes kai valgau tai, ką gaminu vaikams, tai, ką gaminu šeimai, tai labai jaučiasi man, nes pradeda pūsti pilvą ir taip kažkaip negerai aš jaučiuosi, man geriau gaminti savo maistą ir kai turiu maisto, daug mažiau persivalgau ar valgau kažkokiu tai nesąmoniniu, nes maistas yra paruoštas, jis šaldytuve ir lengvai pasiekiamas. Tai tarkim, kai neturiu laiko, žinau, kad ten yra dėžutė su maistu ir man pavalgyti užims mažiau laiko, negu kai reikia iškart gamintis. Tai van to dalyko man reikia pasitempti, kad pradėti daugiau gamintis į priekį ir tikrai nepamiršti to dalyko, nes palengvina savaitės darbus 100%, kai turi pasiruošęs maisto. Kažkada atsimenu, net norėjau užsisakyti, tuo žinot, kai išsiperki savaitės meniu ir tau atveža dėžutėse, bet pamačiau, kad kaina, kosmosas, ten 300 savaitai eurų, tai nežinau, galbūt kažkada pabandysiu, jeigu norit, kad išmėginčiau, galiu pabandyti. Aišku, labai patogu, už tave iškepa maistą, tau nereikia vargti ir sveikai maitiniesi, bet šiek tiek į brangesnę pusę, tai nelabai aš dar pasiruošus leisti tiek pinigų. Na, o šiandienos tikslas yra vienas. Noriu kartu su jumis nusistatyti tikslus, kurių griežtai turėsiu laikytis visą mėnesį. Tai žinokit, labai rekomenduoju jum kartu tą daryti su manimi. Parsisiunčiau naują programėlę, kuri vadinasi Habit ir mes kartu su jumis ją išbandysim šiandien. Šiaip tą programėlę labai daug kas rekomendavo ir ji kainavo tik 10 eurų. Visam laikotarpiui, kiek tu ją naudosi. Ir iš tikrųjų, jeigu jūs randat gerą programėlę, kuri jums tikrai padeda ar sportuoti, ar maitintis, tai tikrai investuokite ją, nes dažniausiai
visos geros programėlės būna mokamos, o kaip visada sakau, geriau investuoti į tai, kas tau tikrai reikalinga, geriau investuoti į žinias, į mokslą, į sveikatą, negu į kažkokius tai random dalykus, nes mes tikrai labai daug pinigų išleidžiam ir negailim dėl visokių malonumų ir šiaip visokių nesąmonių, kurių mums nereikia, ir kartais, kai reikia kažko mūsų sveikatai ar šiaip tobulėjimui, mes pagailim tų pinigų, tai siūlau investuoti į save ir negailėti ant tokių tikrai naudingų dalykų pinigų. Na, o dabar pradedam, nusistatom šią programėlę ir pažiūrim, kas jos viduje. Gerai, tai atsiverčiam programėlę ir žiūrim, ką mes ten turim. Pas mane yra viskas tuščia ir pradedam tikriausiai įtraukti įpročius į sistemą. Gerai. Pirma, mes norim būtinai įtraukti vaikščiojimą, nes tai yra mano aistra pakol kas. Gerai, vaikščiojimo spalva bus žalia, nes mes einam į lauką. Day long, gerai. Ir mes norime padaryti po 10 000 žingsnių per dieną, kiekvieną dieną. Darom anytime, nėra svarbu. Nenorim mes gauti pranešimų ir mes spaudžiam save. Prie šitos programėlės galite prijungti savo Health programėlę, kuri jau yra iPhone'e. Čia kas turi iPhone'us, nežinau kaip ant Androidų, ir realiai jums net nereiks jaučiu įvesti, nes iš Health programėlės visą informaciją pereis ten. Tai šiaip labai geras dalykas. Matot, jau netgi rašo iš karto, kad aš šiandieną jau nuėjau 13 000 žingsnių, šiaip yra labai gerai, nes dar tik 2 valandos dienos. Ir reiškia, aš jau padariau šiandienos savo tą įprotį. Dabar mes pridedam kitą, tai aš labai noriu pridėti vandenį. Ir kiek mes norim išgerti vandens. Gerai, mes pridedam 3 litrus vandens, spalva mėlyna, nes vanduo. Ir žinot ką, čia yra labai gerai, nes pažiūrėkit, matot, galime pasidaryti, kad mums primintų. Tarkim, kas 2 valandas mums primena, kad turim išgerti vandens, ir kai tu pamatai tą priminimą, ir aišku, mano telefonas susijungia su laikrodžiu ir laikrodį dažniau tie priminimai, kai tu pamatai priminimą, tu kažkaip, nežinau, susigriebi ir tikrai reikia išgerti vandens, nes niekas tau, jeigu neprimena, kartais tu ir pasimiršti. Gerai, tai mes išsaugom šitą priminimą. Gerai, vandens dar šiandieną neišgėriau, tai paliekam jį tuščią, bet aš pati, matot, pavyzdžiui, paspaudžiu pliusiuką ir gali įvesti, kiek tu litrų maždaug išgėrei. Gerai, toliau įdedam kitą įprotį. Būtinai noriu, stovėjimo tikslas. Tai per dieną, kiek aš stoviu, aš dažniausiai pasirenku, kad stovėti 8 valandas, tai čia viskas ir yra padaryta. Išjungiam priminimą ir stovėjimas bus šita spalva, tai viskas gerai. Šiandieną jau išstovėjau 6 valandas, tai dar liko 2 valandos, viskas gerai. Dabar dar vieną mes įsidedam. Kiek aš noriu per dieną sudeginti kalorijų, tai pas mane yra 500 kalorijų. Ir jas aš dažniausiai noriu ekstra 500 kalorijų per dieną turi būti sudegintos. Tai priminimą išjungiam, kalorijas paliekam. Viską mes prijungiam. Ir žiūrim. Šiandieną jau sudeginau 1200 kalorijų, tai čia šiaip labai gerai ir jau šitą savo pasiekiau tikslą. Gerai, dabar aš būtinai noriu įdėti treniruotės ir aš noriu padaryti treniruotės 30 minučių. Treniruotės 30 minučių
kiekvieną dieną ir mes išjungiam priminimą. Mes prijungiam, aišku, dabar jau bus jinai padaryta ta treniruotė. 1:09 minutės treniruotė buvo, nes aš ėjau 1:09 minutės šiandieną. Ir žiūrim, ką dar mes čia turim. Mes turim knygą ir knygą būtinai aš noriu įtraukti ir aš noriu padaryti, kad skaitau 30 minučių, tai man čia labai gerai toks tikslas, padarom rožinę spalvą ir priminimą ne. Čia kiekvieną dieną, žodžiu, įdedam knygą. Tai va, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jau tikslai per dieną ir miego, norėčiau įtraukti miegą, bet negaliu įtraukti, nes aš žinau, kad kartais vaikai keliasi, man neišeis įgyvendinti labai to tikslo, tai aš jo ir neįtraukiu. Ką dar mes čia turim? Meditacija. Meditacijos irgi pakol kas neįtrauksiu, nes gali būti, kad nes gali būti, kad tikrai nespėsiu visko įgyvendinti, bent jau, kad knygą perskaitysiu po pusę valandos į dieną, tai bus labai gerai. Žodžiu, matot, čia yra labai labai daug visokių dalykų, galit ne vien tik, pavyzdžiui, treniruotę, galit pasirinkti prasitampimas, vaikščiojimas, joga, važinėjimas dviračiu, plaukimas, labai labai daug viskų dalykų. Pavyzdžiui, yra namai ir tu gali pinigų taupimas, valgymas mažiau cukraus. Iš tikrųjų, tai gal šitą aš norėčiau įtraukti. Per dieną 10 gramų cukraus. Tai čia labai mažai šiaip, nes kartais jogurtai turi po 14 gramų. Tada reiks labai skaičiuoti. Gerai, pabandykim. Įdėsime cukraus nedaugiau 20 gramų padaryk. Nedaugiau 20 gramų cukraus per dieną. Gerai, 10 gramų. 10. Matot, svarstyklių galva taip veikia. Gerai. 10 gramų. Stovėjimą, gerimą vandens, cukrų mažinti, treniruotės, kalorijas ir vaikščiojimą. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tikslai. Žinokit, labai čia man viskas gražiai atrodo ir dabar stengsiuosi visą mėnesį tvarkingai kiekvieną dieną sekti šito plano ir įvykdyti šitos tikslus. Jeigu jūs galvojat, kam čia yra reikalinga ta programėlė ir kuo ji man padės, aš viską galiu laikyti savo galvoje ir tiesiog laikytis tų tikslų, tai jeigu nenorit naudotis programėlės, labai rekomenduoju užsirašyti tuos savo tikslus ant popieriaus lapo, vien dėl to, kad mėnesio gale, tarkim, galėtumėt matyti savo progresą. Kartais mums atrodo, kad mes progreso nedarom ir tiesiog pas mus tiesi linija, bet iš tikrųjų iš mažų dalykų progresas susideda ir kartais taip tu krenti žemyn, bet vėl eini į viršų, krenti žemyn, vėl eini į viršų ir tą labai malonu stebėti. Bet jeigu tu nieko neužsirašai, tai kartais tiesiog tas kritimas žemyn nebepastato tavęs atgal, nes tu galvoji, tai man čia nieko neišeis, nes tu nematai to savo progreso, tu nematai, kad tu kritai ir augai, tai aš labai rekomenduoju tikrai užsirašykit viską, kad galėtumėt matyti ir stebėti ir žinot, kad jeigu tu nukrenti, nieko tokio, nes tu vis tiek atsistoji ir eini į priekį. Ačiū, kad čia buvot, tikiuosi buvo naudinga ir susitiksim kitame video.